Tikrai neturiu jokių abejonių, kad anksčiau ir vėliau tikrai ir Volkswagen turėtų pasiūlyti kažkokius tai įdomesnius sprendimus. O, bravo Volkswagen. Koks turi būti miesto crossoveris automobilis? Štai toks kaip čia stovintis už manęs. Nedidelis, bet ryškus. Volkswagen T-Cross debiutavo 2019 metais ir vos per 4 metus pirkėjai įsigijo daugiau kaip 1,2 milijono šių mažiausių Volkswagen gamintojo SUV arba crossover automobilių. Įspūdingas rezultatas. Nieko keisto, kadangi automobilis gamintojai gavosi išties šaunus. Na, o jeigu kalbėti apie Lietuvą, Volkswagen T-Cross buvo tarp 3 populiariausių mažų miesto SUV automobilių. Tiesa, jis buvo 3 vietoje, kadangi nusileido 2 vietoje likusiam savo bendraplatformį Škoda Kamiq ir, tikriausiai nesunku atspėti, kas yra 1 vietoje, taip, amžinam konkurentui iš Japonijos Toyota modeliui Yaris Cross. Atnaujinto Yaris Cross apžvalgą aš dariau visai neseniai, ją galite rasti Motorai TV YouTube kanale, na, o čia yra atnaujintas Volkswagen T-Cross. Ir man labai įdomu palyginti šį atnaujintą modelį su jo konkurentu iš Japonijos. Jeigu kalbėti apie atnaujinimus, tai jie iš karto akivaizdūs. Štai priekį kitokie žibintai, pirmą kartą Volkswagen T-Cross galima su išmaniosiomis LED šviesomis. Taip pat štai dabar yra tokia einanti LED šviesų juosta. Čia yra Airline komplektacijos modelis. Na, iš esmės tikrai skiriasi nuo savo pirmtako. Taip pat atsirado naujos spalvos, kaip štai ši, tokia ryški ir žaisminga geltona spalva. Tačiau, jeigu vertinti išvaizdą, aš galiu pasakyti, Toyota laimi. Na ne, čia nesubjektyvus vertinimas, kadangi tai yra grinai skonio reikalas. Toyota Yaris Cross kėbulas gali būti nudažytas 2 spalvomis. Volkswagen T-Cross yra varomas tik priekiniais ratais, o štai Toyota Yaris Cross gali turėti ir visų varančiųjų ratų pavarą, kur galinius ratus suka papildomas elektros variklis. Bet vėlgi, čia yra Toyota Yaris Cross pranašumas. Na, ir pereikim prie galinės automobilio dalies. Vėlgi, jeigu kalbėti apie šį atnaujintą modelį, iškart į akis krenta štai tokie tikrai šauniai atrodantis galiniai žibintai. Į Yaris Cross telpa ne tiek ir daug, nuo 320 litrų. Panašios talpos yra ir Volkswagen T-Cross bagažinė. Tačiau tik iki tada, kai nepakeliam štai šio dugno ir matome, kokia čia gili papildoma erdvė. Tokiu atveju, jeigu išimti šitą dugną, bagažinės dydis tampa 455. Na, o jeigu nulenkti galinių sėdynių atlošus, tai skirtumas tampa tiesiog milžiniškas. Į Yaris Cross bagažinę daugiausia telpa iki 1100 litrų, na, o į šitą bagažinę telpa net 1280 litrų. Tad jeigu kalbėti apie bagažinės dydį, čia kur kas pranašesnis Volkswagen T-Cross. O kaipgi su vieta ant galinių sėdynių? Gera žinia, sėsti čia tikrai patogu. O štai Toyota Yaris Cross aš tikrai labai gerai pamenu, kaip tikrai ankštą automobilį, jeigu norite keliauti su keleiviais. Volkswagen T-Cross gerokai daugiau vietos kojom. Žinoma, jeigu jau labai pasistengti, galima koją užsikelti ant kojos, tačiau visgi, na, tai yra tikrai gerokai erdvesnis automobilis palyginti su Toyota Yaris Cross. Ir čia yra viena nedidelė paslaptis. Ogi tokia, kad štai galinę sėdynę galima
pastumti priekį, jeigu reikia daugiau vietos krovinių skyriuje, arba atitraukti atgal. Štai toks nesudėtingas, bet sumanus sprendimas lėmė, kad čia yra tikrai daug vietos gale, ypatingai vertinant šios klasės standartais. Vėdinimo grotelių čia nėra, tačiau štai yra dvi Type-C USB jungtis. Ir iki visiškos laimės norėtųsi, kad būtų atlenkiamas porankis. Čia tokio nėra. Pasidėti puodelius. Na, gal su ta mintimi, kad vaikai kavos negeria. O kitus gazuotus gėrimus gali išlaistyti. Tikriausiai jiem čia puodelių laikikliai nepriklauso, tačiau net sunkiai tikisi, kad čia yra B segmento mažas automobilis, štai tiek daug vietos sėdintiem gale. Na, bravo Volkswagen. O štai persėdus į automobilio priekį, pirmiausia norisi pakalbėti apie tos pačios Volkswagen markius automobilius, bet pavyzdžiui didesnius Volkswagen Tiguan, Volkswagen T-Roc ir iš esmės tokio paties dydžio, tik kitaip truputį atrodanti Volkswagen Taigo. Paskutinės kartos Tiguan visą laiką buvo su minkšta apdaila, minkštų plastikų, buvo tikrai kokybiškas SUV automobilis. Vėliau pasirodė mažesnis Volkswagen T-Roc. Ir aš jam tada turėjau priekaištų, buvo kietas plastikas, iš tikrųjų atrodė gana bjauriai. Po to atsirado Volkswagen Taigo. Volkswagen Taigo iš karto, bent jau Europoje, nes anksčiau modelis debiutavo dar Pietų Amerikoje, iš karto buvo su minkštomis apdailos medžiagomis, tad buvo tikrai palyginti kokybiškas. Tuo metu buvo labiau kokybiškas salono apdaila nei Volkswagen T-Roc ir, žinoma, Volkswagen T-Cross. Na ir Volkswagen T-Cross buvo likęs paskutinis, tas mažiausias modelis, kuris turėjo kietą plastiką. Na, tikrai apdaila buvo toli gražu nestiprioji šio automobilio pusė. Ir dabar paskutinis atnaujintas modelis Volkswagen T-Cross džiugina tikrai šiai klasėje atitinkančiomis apdailos medžiagomis. Taigi, pirmiausia yra minkštas plastikas, tikrai viskas gana kokybiška, nepavadinčiau solidu, tačiau bent jau palyginti su Toyota Yaris Cross, čia yra tikrai labiau solidu, labiau kokybiška. Na, štai ta pati vieta, kur aš užkišdavau pirštas Yaris Cross šioje vietoje už porolono, tai čia tikrai tokių dalykų nėra. Na, tiesiog gerokai brandesnis automobilis palyginti su tos pačios klasės Yaris Cross. Na ir dabar su modelio atnaujinimu visos versijos turi skaitmeninį prietaisų skydelį, turi standartinį multimedijos ekraną, čia yra didesnė versija, kainuojanti papildomai 1500 eurų. Nežinau ar verta, nes ir mažesnioji versija, štai be šitų rankenėlių, man net atrodo kažkaip geriau šiame salone. Taip pat yra atskiras klimato kontrolės valdymas, dvi Type-C USB jungtis ir tiesa, net papildomos įrangos sąraše neradau belaidžio telefono įkrovimo. Nežinau, galbūt jis kažkur pasimetė, bet tiesiog tokios opcijos nėra. Na ir štai automatinė pavarų perjungimo svirtis. Žinoma, šiuolaikiniame automobilyje norėtųsi, kad ji būtų elektroninė, nereikėtų kiekvieną kartą pervesti į važiavimo režimą ir atvažiavus grąžinti ją atgal, tačiau visgi tai yra senos platformos automobilis ir tokie konstrukciniai sprendimai, lygiai taip pat kaip štai senas geras rankinis stabdys yra šiame automobilyje. Na, o kalbant apie ergonominius dalykus, iš tikrųjų norėtųsi, kad pavyzdžiui čia yra toks porankis ir dėtuvė, tačiau jinai yra taip toli, kad pasidėti ranką tiesiog nepatogu. Taip pat du puodelių laikikliai čia apačioje, vėlgi išsitraukti tą puodelį reikia jau tokį gana specifinį judesį riešų padaryti, tai žinoma, tai nėra kritiniai dalykai, tačiau galėtų būti ir patogiau. Taip pat, gana subjektyviai vertinant, štai žiūrėdamas dabar pro galinį langą, ir tuo labiau net gale sėdinčiųjų keleivių galvų atlošai nėra ištraukti. Tas langas yra gana siauras. Žinoma, Volkswagen Taigo jis yra dar siauresnis, dar nuožulnesnis, tačiau man bent jau kiek pamenu, tai Toyota Yaris Cross matymas per galinį langą yra geresnis. Na, bet žinoma,
tam visą laiką yra ir galinio vaizdo kamera. O štai kalbant apie pavaras, tai čia viskas labai paprasta ir aišku. Yra galimos dvi versijos. Su 3 cilindrų 1 litro turbobenzininiu motoru, pasiekiančiu arba 95, arba kitose geresnėse versijose 115 arklio galių. Ir jos gali būti komplektuojamas su automatinė 2 sankabų 7 pavarų greičių dėže. Arba kaip šiuo atveju su 4 cilindrų 150 arklio galių motoru, žinoma, komplektuojamu su ta pačia automatinė transmisija. Ir kur kas dinamiškesnis automobilis, iki 100 įsibėgėja tik šiek tiek daugiau nei per 8 sekundės, palyginimu jei kitos versijos. Ta patį atstumą, tą patį greitį pasiekia per daugiau nei 10 sekundžių. Ir tai yra palyginama būtent su Yaris Cross, kurio hibridinės versijos maždaug tokią dinamiką ir pasižymi, tiek kalbant apie 115, tiek apie 130 versiją. Visos Yaris Cross versijos yra su 1,5 litro 3 cilindrų motoru ir elektros varikliais. Tad kalbant apie šią 150 arklio galių Volkswagen T-Cross versiją, jinai yra kur kas dinamiškesnė ir kur kas smagiau važiuoja užmiestyje. Būtent užmiestyje, nes jeigu važinėti daugiau mieste, aš nematau priežasčių, kodėl nesirinkti ir 3 cilindrų motorą, nebent tik dėl kainų skirtumo, kuris iš tiesų nėra didelis, bet apie kainą šiek tiek vėliau. Tad, tik priekiniai varantis ratai, maksimali galia iki 150 arklio galių, įsibėgėjimas iki 100 per 8,4 sekundės, palyginimui. Toyota Yaris Cross gali turėti visus varančiuosius ratus, tačiau jis yra mažiau dinamiškas, na, bet tai aktualu daugiau važinėjantiems užmiestyje. Na, o kalbant apie važiavimą, tai čia tikrai didelių kažkokių atradimų nėra ir nieko naujo nepasakysiu. Tai yra tikrai geras Volkswagen automobilis, puikiai suderinta pakaba, puikiai suderinta vairo sistema. Žinoma, jis neturi reguliuojamos standumo pakabos, tačiau važiavimo savybės tikrai šaunios, garso izoliacija kaip šiai klasiai tikrai gera. Na, ir turiu pasakyti, kad ir mano lyginamas automobilis su šiuo, tai Toyota Yaris Cross taip pat nėra prastas. Jis atnaujintas modelis turi žymiai geresnę garso izoliaciją, tad aš manau, tai yra 2 lygiaverčiai automobiliai, kalbant apie važiavimą užmiestyje. Na, o dar atkreipiau dėmesį, kad štai pavyzdžiui, užvedant automobilį, multimedijos sistema ne visada greitai įsijungia, kartais būna ilgai rodomas juodas ekranas, tai čia toks kaip ir trūkumėlis, tikriausiai reikėtų atnaujinti programinę įrangą, bet štai belaidis Android Auto sujungimas veikia tikrai gerai, visa kita sistema veikia gerai ir dar pastebėjau, kad papildomai užsakoma Beats audio garso sistema, kuri kainuoja apie 500 eurų. Tikrai verta tų pinigų. Žinoma, tai ne hi-fi sistema, tačiau, skamba tikrai gerokai sodriau nei standartinė audio sistema. Šįkart turėjau galimybę gana ilgai naudotis automobiliu visą savaitgalį ir štai nuvažiavau beveik 800 km. Važiavome prie jūros. Į priekį važiavome greitkeliu, gana greitai, atgal važiavome didesnę dalį kelio negreitkeliu ir dabar vidutinės sąnaudos yra 6,4 litrai 100 km, tad aš neturiu jokių abejonių, kad važiuojant su hibridiniu Yaris Cross sąnaudos būtų tikrai labai panašios. Tačiau su šiuo galingesniu varikliu tikrai buvo labai patogu važiuoti už miesto, važiuoti greitkeliu, norint aplenkti, norint sparčiau pajudėti, dinamiškiau pajudėti, nuspaudė akceleratorių, 2 sankabų automatinę transmisiją permeta, porą pavarų žemyn ir tikrai labai dinamiškai įsibėgėjai. Be to štai čia yra svirtelės prie vairo perjunginėti tas pavaras, bet žinoma, čia toks daugiau žaidimas. Tad važinėjant už miesto vienareikšmiškai, kalbant tiek apie dinamiką, tiek ir apie degalų sąnaudas, tikrai mano pasirinkimas būtų šis automobilis su šia automatinė transmisija. Tačiau jeigu kalbėti apie važinėjimą mieste, aš manau, kad aš rinkčiausi Yaris Cross. Dėl to, kad
Važinėti su hibridinė pavara mieste tikrai labai patogu. Elektros variklio suteikiamas sukimo momentas nuo pat mažiausių sūkių tikrai labai padeda dinamiškai pajudėti. Ten, kur norint greičiau išvažiuoti su Volkswagen T-Cross nuspaudus stipriau akceleratorių, ratai jau prasisuka, jis pajuda ne taip komfortiškai, nors ir dinamiškai, tai su hibridinė pavara važinėti mieste tikrai kur kas sklandžiau ir bet kokiu atveju taupiau. Taigi, beveik viską išsiaiškiname, žinoma, išskyrus kainas. Pats pigiausias atnaujintas Volkswagen T-Cross kainuoja nuo 24 400 eurų. Tačiau žinoma, šiame segmente tikriausia kur kas aktualiau modelis su automatinė transmisija ir toks kainuoja jau nuo 29 000 eurų. Porą tūkstančių tik tai brangiau versija su ne 3, o 4 cilindrų motoru, tad tikriausia tokia ir būtų logiškiausia rinktis. Ir šiai dienai gamintojas siūlo čia jau su nuolaida nuo 2 iki 3 tūkstančių eurų siekiančią nuolaidą. Tad štai čia geriausios komplektacijos, galbūt su šiek tiek papildomos įrangos automobilis. Čia, manau, kaina yra nurodyta be nuolaidos, kainuoja 34 470 eurų, tad kokių dar porą tūkstančių eurų nuolaida. Ir palyginti su anksčiau, dabar yra paprastesnės komplektacijos, nėra labai didelio parinkčių sąrašo, tad susikomplektuoti savo norimą automobilį yra kur kas paprasčiau. Na, iš kitos pusės, kai bandžiau atnaujintą Toyota Yaris Cross, jo geriausios komplektacijos kaina buvo 35 ir net daugiau tūkstančių eurų. Ir jiem ten nesiūlomos nuolaidos, tad aš manau visgi keletą tūkstančių eurų yra Volkswagen T-Cross naudai. Na, bet kokįgi automobilį aš rinkčiausi? Tikriausiai nei vieno, nei kito. Aš norėčiau apdailos, kaip yra Volkswagen T-Cross, tačiau norėčiau taupios hibridinės pavaros, kaip yra Toyota Yaris Cross. Tikrai neturiu jokių abejonių, kad anksčiau ir vėliau tikrai ir Volkswagen turėtų pasiūlyti kažkokius tai įdomesnius sprendimus, na, o šiai dienai aš žiūrėsiu kažkur toliau. Tačiau išvada man labai aiški. Jeigu važinėjate daugiau mieste, važinėjate vienas arba dviese, jums nereikia daug vietos gale, jums nereikia didelės bagažinės, jūs nesate itin jautrus salono apdailai, tai kur kas geresnis pasirinkimas yra Toyota Yaris Cross. Tačiau, jeigu norite praktiškesnio automobilio, norite daugiau vietos ant galinių sėdinių, norite didesnės bagažinės, norite labiau kokybiškos apdailos, važinėjate ne tik mieste, tačiau ir išvažiuojate į tolimesnės keliones, tad tokiu atveju vienareikšmiškai kur kas geresnis pasirinkimas yra atnaujintas Volkswagen T-Cross.